Esate girdėję šiurpių pasakojimų apie pelkėje pasirodančias klastingas žaltvykstes paklaidinančias vėlyvus keliautojus? Jei norite patirti neišdildomų įspūdžių, atvažiuokite į Aukštumalos pelkę Šilutės rajone, Pamario krašte. O čia galva iš tiesų gali apsisukti. Pelkėje be daugybės retų ir nykstančių augalų auga ir svaiginantį aromatą skleidžiantis gailis. Yra aptinkama labai retų augalų rūšių, jeigu paminint, yra tokia tirulinė erika. Praktiškai vienintelė radimvietė yra čia. Yra minkštasis kiminas, irgi labai retai sutinkamas. Aišku, visiems pažįstamos spangulės, čia yra ištisiniai spangulynai. Tai uogytės labai gražiai atrodo rudens metu, aišku, pavasarį, kada žydi balti žiedai gražiai atrodo. Nemažai yra tekščių, irgi būdingi aukštapelkei. Tačiau pelkė gali būti ir itin pavojinga vieta nepatyrusiems keliautojams. Žengus neatsargų žingsnį į šalį, akimirksniu gali būti prarytas klastingo kivaro. Nemuno deltos regioninis parkas siūlo išeitį – Aukštumalos pažintiniu taku po pelkę pasivaikščioti saugiai. Takas yra ne veltui padarytas iki čia ir rekomenduojam vaikščioti tik takais. Yra keli dalykai. Pirmas dalykas, kad pelkė yra toks organiškas dalykas, kad vietom yra vadinamieji akivarai ir tiesiog įžengus į juos ir ypač atėjus vienam galima tiesiog nuskęsti ir jūsų ten nelabai ir kas ir suras. Kitas dalykas, aišku, jeigu, sakyčiau, kaip gamtininkas, jūsų įžengta pėda gali palikti ne vienam, ne dviem, o kartais ir 10 metų. Šita gamta, tokia, kas yra pelkė, yra pakankamai jautri. Aukštumalos aukštapelkė viena didžiausių pelkių Lietuvoje. Kartu su šalia esančiu durpynu jį užima 3,5 tūkstančio hektarų plotą. Pelkė imta tyrinėti dar XIX amžiaus pabaigoje, o veikalas apie ją laikomas pelkėtyros mokslo biblija. Šita pelkė yra skaitoma kaip pelkėtyros mokslo lopšys. Vokiečių mokslininkas Weberis dar 1898 metais pradėjo labai detalius tyrimus apie šitos pelkės augaliją, šiek tiek gyvūniją. Per porą metų atliko tos tyrimus ir 1902 metais parašė pelkėtyros mokslo knygą, kuri bent jau Europoje yra pripažįstama kaip pelkėtyros, pagrindinė pelkėtyros mokslą aprašanti knyga. Deja, pelkę mėginta sausinti, apgyvendinti, o šiandien jai gresia rimtas pavojus. Šalia kasamos durpės. Neseniai Aukštumalos pelkėje kilo gaisras, išdžiūvę viržiai liepsnojo kaip parakas. Laimiai, gilesni durpių sluoksniai neužsidegė. Įvyko tas tikrai nemalonus dalykas, kad dalis telmologinių draustinio degė. Tikimės, kad per kokią 4-5 metų pelkinė danga atsistatys arba bent jau pradės atsistatinėti ir po dar kažkiek laiko jis sugrįš į savo pirmykštę būklę, tokią, kokia buvo iki gaisro. Pamoka yra ir čia ypatingai vasaros metu, kada yra labai sausa, yra ir savotiška pamoka, kad negalima mesti degančių jokių daiktų, nes gali vienu momentu užsižiebti, jeigu stiprus vėjas, jūs galite ir patys nespėti pabėgti. Pažintinis Aukštumalos takas tai unikali galimybė patirti savitą ir nepakartojamą pelkės grožį bei suprasti, kad pelkė tai ne tik žliugsantis purvynas su bedugniais turistų tykančiais akivarais, bet ir vienas iš nedaugelio dar likusių prieglobsčių itin retiems pelkių augalams bei gyvūnams. Dažniausiai žmonės įsivaizduoja kaip pažintinį dalyką, tai yra kažkokie kultūros objektai. Kažkoks tai pastatas ar dar kažkas. O šitoj vietoj galima ateiti ir pamatyti tą tikrąją natūralią gamtą. Išgirsti garsus, užuosti pelkės kvapą, nes tai yra specifinis kvapas. Pamatyti unikalią plynę su čia būdinga augalija.